Tai mano rankas pakliuvo aparatas, kurį kiekvienas gameris turbūt norėtų turėti, bet dažniausiai ant tokio daikto neturi pinigų. Kaip neturi? Kartais tiesiog nenori leisti, bet daiktas nerealus ir leiskit papasakosiu kodėl. Man jis taip patiko, kad savo Steam Decką parduodu tam, kad įsigyčiau jį. Kaip rankiniam kompui tokie parametrai tikrai geri ir su jais galėjau žaisti praktiškai visus žaidimus turėdamas 60 FPS ir daugiau. Prisijungiau ekraną prie konsolės ir turim 80 FPS ant low nustatymų 1080p. Čia Windows yra, tai čia kaip normalus kompas. O dvi Type-C jungtis, iš kurių viena yra labai greita, leidžia tau žaisti prijungus atskirą vaizdo plokštę. Tai žaidimai dar daugiau FPS duoda. Lyginant su kitais įrenginiais, Asusas atrodo galingiausiai ir geriausiai. Priklausomai nuo galios pasirinkimo, tu gali žaisti nuo 2 iki 6 ir daugiau valandų. Patobulintas yra aušinimas. Lyginant su pirma generacija, tai ir su Steam Decku lyginant, jinai yra kur kas vėsesnė. Nors Steam Deckas ir pigesnis, tačiau ROG X man davė nuo 10 iki 2 FPS daugiau, geresnis ekranas ir taip toliau. Ir dabar apibendrinant viską, jau mano komentarai skaitau čia įdomiausia video dalis. Ne kiekvienam skirtas daiktas, ne kiekvienas norės išleisti ant jo pinigus ir galės svarbiausia. Bet ką jisai gali, tai turėti mobilumą, kurio nepasiūlys joks kitas įrenginys, kurį reikia kišti rozetę. Net ir laptopas, nes be rozetės jis irgi nieko gero. Rogelį X naudojo ir mano kolegos, buvo pasiėmę savaitgaliams ir panašiai, tai visi normaliai jį prasitestavo. Žmonės, kurie buvo pas mane, tie buvo lengvai šokiruoti, pradėjo žaisti su juo, jie nežinojo, kad galima į tokį mažą daiktą sukišti tiek daug galios. Tai jeigu ir tu nežinai, ar verta pirkti, ar verta leisti už jį pinigus, ateik pas mane, nemokamai tai galėsi padaryti. Ir komentatoriams, kurie įsivaizduoja, kad jų nuomonė pasakyti, kad konsolė yra geriau šitą kainą, noriu pranešti, kad žmonės, žinok, irgi šitą dalyką žino kaip ir tu, bet jų galbūt prioritetai skiriasi, dėl ko jie ir perka tokio pobūdžio įrenginius kaip ROG Ally X. Tai va tokios kelios, tokios mintis, į komentarus parašykite, ar jūs panašaus kažką naudojate, ar jums tinka ar nepatinka. Pasidalink šio video su savo draugu, kuriam galbūt tai būtų aktualu. Ir sakau, susimatysim iki sekančio video.